ginti kamuolį lietuviams. Dar prisiminti, kad taip, Valančiūnas stipriai atakavo varžovų jauną centrą, provokavo jo pražangas, bet kitoje aikštės pusėje vienas iš žaidėjų statomų gynyboje prieš Laurį Markaneną. Markanenas savo pirmą tritaškį prametė, čia gražus Brazdeikio prasiveržimas palei galinį. Varžovų gynybą nusimetinėti kamuolį laisviems komandos draugams. Markanenas veidu į krepšį ir čia puikiai. Šaldino varžovo dabar Bendžius, atgal į perimetrą Brazdeikis, šis iš 3 taškų zonas. Ir juos sėkmingiau tai darė tik Vokietijos rinktinė, o čia Lauri Markanenas po driblingo ir štai tokį metimą Tomo Dimšos netikslus perdavimas. Ir Suomiai greitajame puolime dabar pelno 2 taškus. Kaip ir minėjai, Suomijos rinktinės žaidėjas tobulėjantis Jungtinėse Amerikos valstybėje sunku, tačiau turi savosius pliusus puolime. O čia Bendžius po driblingo, sukuria dar vieną progą būtent Bendžiui. Ir Valančiūnas galiausiai išsprendė šią. Viskas neblogai atrodo per pirmasis 5,5 minutės. Čia Miro Litlo geras prasiveržimas, Nkamua kerta pulas. Elijas Valtoninas pasirodė aikštėje ir Federiko. Jokubaitis nori žaisti 2 prieš 2 su Jonu Valančiūnu. Ir iki galo dabar žaibo Grandisono. 12 sekundžių dar šią ataką turėjo lietuviai. Mindaugas Kuzminskas gerai. Vėl Suomiai taiko mini presingą prieš Lietuvos rinktinę. Donatas Motiejūnas geras. Kuzminsko +6 turi lietuviai. Federiko. Žemas kamuolys toliau. Ten jau Gransonas ir ten prižiūrimas Tadas Sevekeris, kad dabar priima kamuolį prie 3 taškų linijos. Keičiasi ginamaisiais lietuviai ir per Vaido Kariniauską iškeltą ranką. Tokios rungtynės, dar vienas prarastas kamuolys, jau 3 klaida ir Suomiai vėl baudžia. Sasas Salinas taip pat vėl sugrįžo Suomijos rinktinės penketuke, o Lauri Markanenas. Rizikinga yra keistis ginamaisiais prieš Laurį Markaneną. Kaip ir rizikinga. Perima kamuolį varžovai. Jau greitoje atakoje Grandisonas pranoksta be abejo visus varžovus. Normantas. Krepšio linkio flauteris ir Valtoninas prieš jį ir Ignas Brazdeikis. Štai tokių pamokų. Brazdeikis. Valtoninas prieš jį. Ignas Brazdeikis vėl į baudos aikštelę suranda Joną Valančiūną. Geras. Krepšio link prie jo yra Lauri Markanenas. Dvigubina gynybą varžovai. Valančiūnas atšoka. Kalbas ir daro tai gana kokybiškai. Markanenas kerta į baudos aikštelę. Valančiūnas trečiame kėlinyje, sakyčiau, apsikeitė rezultatyviamis atakomis rinktinės. Valančiūnas toli nuo krepšio pats. Dabar štai. Pinko judesys. Stebino Jonas Valančiūnas tokių suvaidintų handoffų ir prasiveržė. Tačiau perdavimas baigėsi dar viena klaida. Per Kuzminską jau turėjo nukeliauti kamuolys Donatui Motiejūnui. Paskui buvo su... Kariniauskas. Imša. Motiejūnas šį kartą nespėjo. Atiduodamas vis tik kamuolys Macinui, greitas handoffas į dešinę, Markanenas atsimuša iš vietos. Energija abiejose aikštės pusėse, Rokas Jokubaitis iki galo. Arnus archyvus būtent kontrolinėse rungtynėse tie skaičiai įprastai ir yra prašiausi. Tačiau Nkamua susikaupusi pykti. Pasisaugojo nuo pražangos, lengvai praleisdamas ir palydėdamas varžovą. Bendžius veidu į krepšį, sutraukta varžovų gynyba, perdavimas į savosius ekranuose. Nkamua šiek tiek atsitraukęs Jonas Valančiūnas ir renkasi vidurio ataką, tačiau Suomiai spėja pereiti į kitą aikštės pusę. Markanenas ir pražanga užfiksuota. Brazdeikis iš pagavimo ir nepavyksta pataikyti jam, bet dar vienas. Iš to. Maldūnas pats dabar puolime aktyvus išnėjęs. Vėl Suomiai lekia į greitą ataką ir šį kartą lekia antras. Čia jau gal ne pats geriausias perskaitimas, žinant, kaip Maldūnas minkštai moka užbaigti atakas iš 2. Užtvarai. Žaidimas 2 prieš 2. 3 taškų zonos. Ir pataiko. Daugiau raumenų pasiūlyti Suomiai baudos aikštelėje. Dar Markanenas 3 aukštaūgiai žaidžia. Energingesnis, geriau jaučiasi aikštėje, geriau pataiko savo metimus. Kuzminskas 3 taškai. Įmetamas kamuolys Valančiūnui, ten keli varžovai prie jo, tačiau tai... Atakuojant krepšį iš toli, bet tai vis dar netapo snaiperiu. Galima galbūt ir išvengti tokios dramatiškos pabaigos, jeigu bus gera atkarpa dabar, o čia atkarpa... Simti kamuolį, tačiau atkristas jis nuo Motiejūno, Jokubaitis. Ir čia daug energijos, daug greitų. Ir jo rankas taip mesti, dar ir dešinė ranka tikrai nebuvo lengva situacija, o Markanenui irgi. Lietuviams nori Markanenas. Į kraštą Sasu Salinui ir Sasu Salinui. Tu gauni kamuolį po krepšiu, bandai pasišokdinti žmogų, nori pasiimti 2+1. Toma Dimša. Bendžius vėl labai gerai juda su Markanenu. Nkamua, Valančiūnas blok. Čia Valančiūnas prašoka, Nkamua, Brazdeikis, fantastiškas jo epizodas. Šios varžovo atakos metu, čia Jono Valančiūno blokas. Ignas Brazdeikis tiesiog herojiškai sužaidė gynyboje, visiškai švaru. Nebedaug, dar reikia sustabdyti vieną, bent jau varžovo ataką. Čia Markanen. O minutės pertraukėlių šulinys.
Pranašumas Markaninas. Jo, žaidimas iki galo ir dar Kubaitis netaiklus, Valančiūnas pasiema kamuolį ir gauna bloką. netaikliai Markaninas gauna bloką nuo Valančiūno, tačiau taškina bei baudas. Ignas Brazdeikis yra pataikęs. Taip ir atsitinka. Vos rinktinė ir nutraukė 3 pralaimėjimų seriją.